Už manęs yra 2011 metų Lexus CT200H, kuris buvo pirmasis pasaulyje prabangus hybridinis hatchbackas, įrodęs, kad norint turėti prabangą ir smooth važiavimą, tau nebūtina didelę mašiną su labai galingu varikliu. Jisai sugebėjo sujungti modernę, agresyvę išvaizdą, sportišką tokį dinaminį važiavimo jausmą su labai mažomis benzino sąnaudomis. Ir jeigu ne šitas Lexusas, dabar rinkoje nematytume tokių prabangių hybridų kaip Audi A3 hybridas, BMW 225e arba Mercedes-Benz A205e modelių. Todėl šiandien aš jums papasakosiu, kas man šitoje mašinoje labai patinka. Čia tarsi mėgstamiausias mano dalykas šitoje mašinoje. Tada kita vertus, kas man joje labai nepatinka. Sakykit, ką norit, bet čia tai visiškas absurdas. Kokių radau visokių prikoliukų žaisdamas su ja ir ką jį gali jums pasiūlyti, jeigu galvojat tokį įsigyti. Bet visų pirma, persikelkim į 2007 metus. Lietuva suskaldyta į dvi pusės. Vieni žvaigždžių duetuose palaiko Renatą ir Deivį, kiti Inga ir Česlovą Gabalį. O čia tai būdavo tikri mirtini duetai prie kavos aparato. Lexusas 2007 metais tuo metu susidūrė su tokia problema. Visas jų line-upas buvo dideli prabangūs sedanai, tokie kaip IS modelis, GS modelis, LS modelis ir žinoma SUV tokie kaip RX, GX, LX modeliai. Tas nebuvo blogai, bet juos labai mėgo vidutinio ir senesnio amžiaus žmonės, iš kur yra tas stereotipas, kad Lexusas yra senų žmonių brandas. Lexusas žinojo, kad jeigu jie nori paimti jaunimo rinką, jiems reikia koncentruotis į tai, kas 2007 metais buvo labai populiaru jaunimo tarpe. Tai buvo hatchbackai ir ypač hatchbackai Europoje. Tai iš esmės pati idėja buvo paprasta. Padaro mašiną, kuri būtų kaip entry lygio, kaip mūsų įvėjimo į brandą automobilis, kurį galėtų pirkti jauni žmonės, bet jinai turėtų vis tiek Lexuso prabangą ir Lexusui būdingas savybės. Skamba visai paprastai. Ok, kelkimės 2 metus į priekį, 2009 metai, Vokietija. Lexusas parodė save konceptinį modelį, kuris vadinosi LFCH, bet H mažoji. Nežinau kodėl. Ir jisai teoriškai pasiūlė alternatyvą miestų dyzeliams. Tai buvo nedidelių gabaritų, labai tylus, ekologiškas. Tais metais tas žodis nebuvo taip smarkiai vartojamas kaip dabartiniais laikais ir žinoma ekonomiškas miesto automobilis. Palauk, nepaminėjau. Miesto prabangus automobilis, nes tuo metu maži hatchbackai dažniausiai asocijuodavosi su ta entry lygio klase, kai būdavo pigus plastikai, mechaninės greičių dėžės, jokių odų ir tiesiog pigi miesto mašina. Tai tuo metu rinkoje tokių mažų hatchbackų, kurie buvo prabangus ir hybridai, buvo pavalus nulis. Tai buvo tiesiog tuščia rinka. Tai kai Lexusas šitą mašiną pristatė Vokietijoje parodoje, automobilių žurnalistai tai laikė tokiu kaip piariniu stuntu, kaip tiesiog pasireklamuokim save, kad žiūrėkit, kaip mes matom viską ateityje. Ir jų kritika buvo tikrai pagrįsta, nes priimti tokį sprendimą tokiam konservatyviam brandui kaip Lexusas buvo tikrai netradicinis dalykas. Ypač, kai ne tik pats sprendimas buvo toks, kur absoliučiai jokių nėra konkurentų rinkoje ir tai yra tiesiog tuščia niša, tai tau yra baisu, nes tu nežinai, ar tenai bus pirkėjai, bet ir pasiūlyti tokį crazy futuristinį dizainą. Tada Lexuso tikslas iš esmės buvo paneigti tuo metu susidariusi tokį hybridų stereotipą, kad hybridai A yra labai baisus ir negražus, kas yra, šiaip tiesa, B, juos yra žiauriai neįdomu ir nemalonu vairuoti, kas irgi yra tiesa, ir C, kad hybridai yra skirti tik taksistams. Čia visi žinom, kad yra tiesa. Taigi Lexus inžinieriai susėda visi prie vieno didelio apvalaus stalo ir sutarė 5 pagrindinės kryptis, kurių reikia siekti, norint sukurti tokį futuristinį automobilį. Tai visų pirma, jis turi turėti modernę hybridinę sistemą, kuri sugeba sugeneruoti labai mažas kuro sąnaudas ir mažą CO2 aplinką. Antras, tai buvo išskirtinį sportišką vairavimo jausmą, nes žinoma, jie norėjo įrodyti, kad hybridai gali būti įdomus vairuoti ir tokie įtraukiantis. Modernų sportišką dizainą, apie ką jau užsiminiau video pradžioje, prabangų Lexus stiliaus ir medžiagų kokybė atitinkantį saloną ir žinoma aukščiausias saugumo sistemas. Dabar persikelkim į 2011 metus, kai šitas Lexusas pirmą kartą pamatė dienos šviesą. Pirmas blynas buvo toks
geras, sakyčiau, aišku, su tam tikrais nesklandumais, apie kuriuos pasakosiu vėliau. Bet ignoruojant tos faktus, šitas Lexusas tuo metu tapo antruoju pagal perkamumą Lexusą visoje jų linijoje. Jisai labai pasižymėjo savo kokybę, ekonomiškumu ir labai gera surinkimo kokybė, ko pasekoje dabar labai nenuostabu pamatyti netgi 500 000 ridos turinčių tokių Lexusų, kurie atrodo tikrai gerai. Ir būtent dėl šių kelių priežasčių šitie Lexusai rinkoje išlaiko labai aukštą kainą. Ir būtent šio video filmavimo metu labai sunku atrasti tokį, kuris nekainuotų mažiau 7000 už 2011 metų mašiną. Ta proga pereikim prie jo dizaino. Dizainas vis tiek yra toks reikalas, kur visi turi savo nuomonę. Aš irgi turiu savo nuomonę ir man jisai labai patinka. Jis tikrai yra, atrodo, modernus ir gražus automobilis, kurį tikrai matyčiau netgi save vairuojant. Ir jisai išorėje turi tokių įdomių detalių, ko turbūt netgi jo savininkai ne visi pastebi. Tarkim, šitas Lexusas yra tamsiai mėlynos spalvos, atrodo pilkas kartais, bet jo galinės lempos yra lakuotos irgi tokiu mėlynu atspalviu, ko pasekoje šviesoje matosi, kad jos turi vos tokio mėlynumo. Lygiai taip pat, tarkim, balti Lexusai, jų lempos buvo neauktas tokia šviesiai pilka spalva, padaranti užpakalį vis tiek šiek tiek įdomesnį. Kitas dalykas yra jo galinis stiklas. Kai aš pirmą kartą jį pamačiau, aš pagalvojau, kad jis biškį šono atrodo kaip ateivis. Būtent dėl to, nes jo galinis stiklas turi tokius sparnelius užsiliekiančius. Bet problema tame, kad čia nesparneliai. Atidarius bagažinę, matosi, kad čia yra atskiras stiklas, tiesiog jisai matosi, kad viduje yra actually stiklas, o aplinkui jį padarytas dizainas tam, kad atrodytų, lyg bagažinės stiklas turi tokius mažus sparnelius. Šitas Lexusas savo standartiniai komplektacijai turi dienos žibintus, daytime running lights. O tie žibintai turi tokį tarpelį, kuris suteikia tokį įdomų vaizdą. Ir aš kai pirmą kartą pamačiau, ar galvojau, labai įdomus dizaino sprendimas padaryti ne vieną tiesią juostą, o tokį tarpuką. Nežinau kam. Ir kuo toliau aš jį analizavau, tuo labiau pamačiau, kad čia nebuvo specialus dizaino sprendimas. Kas čia buvo, kad jie tiesiog negalėjo įtalpinti šito žibinto lęšio, jis tiesiog neišsigubė tiek mažai, kad įtilptų visas ledas. Tai ką jie padarė? Jie tiesiog nukatino patį ledą ir tenai dėl to jisai nedega, nes jis tiesiog fiziškai toje vietoje netelpa. Aišku, paskui faceliftinėse modeliuose jie šitą problemą ištaisė ir padarė pailgą tokį daytime running light, dienos žibintą lietuviškai, anglicizmai man lenda, o patys naujausi modeliai paskui gavo mano labai mylimą tokį Nike ženkliuką, kuris atrodo žiauriai cool. Ir kadangi jau esam čionais, pašnekam apie tai, kas yra po kapotu. Tai po kapotu čia stovi visiškai tas pats variklis ir hibridinė greičių dėžė, kaip ir Toyota Prius, Toyota Auris ir kiti Toyota modeliai. Dėl to labai daug kas šitos būtent Lexusus vadina Toyota Priusu su kostiumu, nes iš esmės jie pakeitė dizainą ir saloną. Ir tipo viskas. Esmė tame, kad čia nėra tiesa. Viskas, kas šitoje mašinoje yra tas pats kaip Toyota Prius arba Toyota Auris, yra tik tai variklis ir greičių dėžė. Ir ką turiu omeny? Jisai važiuoja žymiai standžiau ir įdomiau negu visi tie modeliai. Jisai važiuoja ne taip ekonomiškai, nes dėl paprastų trijų priežasčių. Užbėgant įvykiams iš akių, jeigu nusiperka tokį automobilį, jie dažnai galvoja, kad kuro sąnaudos išliks lygiai tokios pat kaip tarkim Toyota Priuso. Bet problema yra kame? Pats dizainas jis nėra toks aptakus kaip tarkim Toyota Priuso. Dėl to, važiuojant autostradą, pasipriešinimo vėjas išlieka didesnis ir kuro sąnaudos padidėja. Antras dalykas yra svoris. Kadangi čia yra daug visokių luxury dalykų, tai yra panelė aptraukta oda, visokių sistemų, viskas tas sveria. Ir kuo daugiau svorio, tuo didesnis kuro sąnaudos. Atsiminkim, kad čia yra hibridas ir jam yra visada labai svarbu kiekvienas išsaugotas gramas. Būtent dėl to, sakė, Prius ir Aurisai dažnai neturi visokių įdomių dalykų tik tam, kad padarytų labai geras kuro sąnaudas. Ir trečias dalykas, šitie Lexusai originaliai ėjo su tiesiog platesnėm padangom, ko pasekoje yra didesnis pasipriešinimas ratui ir lygiai taip pat išauga kuro sąnaudos. Todėl žmonės, kurie nusiperka toks Lexus ir tikisi identiškų kuro sąnaudų, jau dažniausiai negaus. Tarkim, šitas Lexusas, jisai dar turi šiek tiek didesnės kuro sąnaudas dėl to, kad čia nėra originalios padangas, nes originaliai padangos hybriduose turi būti vadinamas low resistant, mažo pasipriešinimo padangos, kurios padeda hybridams išvystyti savo idealias kuro sąnaudas, tokias labai mažas kuro sąnaudas. Ir apie būtent jo kuro sąnaudas pašnekėsim, kai būsim viduje. Šiaip šitose pačiuose pirmuose CT modeliuose man labai cute yra šitos nedidelės tokios mielas grotelės, tiesiog labai toks subtilus dizainas. Bet paskui jau faceliftinėse modeliuose jie įgavo tas dabar žinomas jau didelės tokios džų Lexuso nukirstas grotelės, kurios šiaip tai buvo iš pradžių labai nemylimos žmonių, nes tai buvo keistas dizainas, čia buvo iki tų laikų, kad ir BMW pradėjo dėti milžiniškas grotelės, bet dabar
tas dizainas žiauriai prilypa. Ir jeigu aš, tarkim, ieškočiau tokio Lexuso, aš norėčiau su tom didelėm grotelėm. Darsme, it looks sexy. Ir kadangi jau prašnekam apie seksį, tai šitie Lexusai, jie netrodo blogai. Bet ką Chebra padaro, jie uždeda jiems didelius ratus, juos sužemina ir tada jie atrodo žiauriai gerai. Ir kas svarbiausia, visi žino, kas turi kokias įdomius sportinės mašinas, kad jos žiauriai gražiai atrodo, gerai vairuojasi, bet jos labai daug valgo kuro. Tai čia toks yra biudžetinis variantas, kad tu gali turėti kietai atrodančią mašiną, tikrai unique atrodo tie bildinti CT modeliai ir tu važinėdamas visas kietas, tu dar turi labai mažas kuro sąnaudas. Nu, aišku, čia neskaitant to fakto, kad visi, kas žino, kas čia per mašiną, žino, kad tu vairuoji hybridą, bet still, it looks cool. Šitas Lexusas turi beraktių užvedimo sistemą. Yra paprastas raktelis, kuris už tave atrakina duris ir užveda automobilį. Problema tame, kad aš čia dvainu, užrakinu automobilį, viskas gražu ir faina. Bet jeigu aš noriu jį atsirakinti, aš vėl paspaudžiu tą mygtuką ir nieko nevyksta. Aš trukteliu už durų ir nieko nevyksta. Kaip man jį atsirakinti? Esmė tame, kad man savininkas parodė, kad tu turi užkišti ranką už rankenėlės kažkaip taip ir kartais jisai atsirakina. Va, prašom, išmokau. Žiauriai keistas dalykas. Kodėl negalėjo padaryti kaip tiesiog visose mašinose, kur arba trukteli, arba paspaudė tą patį šitą mygtuką. Labai įdomus Lexuso sprendimas. Pirma mintis įlipus į saloną, it's tight. Šita sėdynė tave tikrai sugrebė iš šono. Aš jaučiu labai stiprų šitų šoninių sėdynių iškilimus, kurie iš esmės laiko mano kūną, kad aš būčiau vietoje. Kitas dalykas, tik įsėdus į automobilį, blemba, čia biškai atrodo kaip kosminis laivas. Ta prasme, visa panelė ir šita centrinė konsolė, jinai yra šiek tiek pasukta į vairuotoją ir jinai yra labai aukšta ir stambi, plati gal tikslesnis žodis būtų. Ir tu jautiesi, kad tu sėdi labai tokiame, race car, biški tokio kartingo yra jausmo. Kitas dalykas, ką aš kartą atkreipiu dėmesį sėdęs šitą automobilį, vairas. Jis yra žiauriai patogus, yra labai malonu liesti ir jisai yra idealaus storio. Ta prasme, dievina šitą vairą. Ir jisai, žinoma, aptrauktas yra oda, nes čia vienas iš dalykų, ką Lexusas labai inicijavo, kad net pati paprasčiausia bazinė komplektacija turėtų odinį vairą. Taigi vien aš iš savo šitos sėdėsenos jau jaučiuosi pakankamai užtikrintas už vairo. Ir kalbant apie vairą, jisai paprasčiausiose komplektacijose iš karto buvo su mygtukais, kurie yra labai malonu spausti ir jie atlieka keletą įdomių funkcijų. Visų pirma, kairėje pusėje turime standartinį mode režimą, kurio darbas yra tiesiog perjungti iš radijo į diskų keitiklį ir visą kitą. Dešinėje pusėje turim display mygtuką, kuris atlieka tokią labai mažybinę funkciją. Tai šitame speedometre yra toks mažas ekraniukas po dešinę, kuris rodo tam tikrus parametrus. Jis gali tokiu biški jokingų 2011 metų dizainu parodyti, ar šiuo metu variklis krauna bateriją, ar baterija judina mašiną. Lygiai tą patį iš esmės, ką parodys kitas ekraniukas, taip pat rodo kuro sąnaudas, vidutinį greitį, kiek tau liko kilometrų ir visa kita tokia paprasta informacija. Bet tada šitas vairas turi mygtuką, kuris yra balso asistentas. Teisingai, jis turi balso asistentą, asistentė, kuris yra labai gražiai šnekanti moteris, kuri atsako žiauriai greitai visus tavo klausimus. Ir parodysiu, kaip tai atrodo realybėje. After the beep, say a command. Telephone. Telephone. Say a command. Call history. Call history. Telephone is not linked. Check the telephone. Ir man čia yra biški absurdas tame, kad tarkim dabar, jeigu tu paprasai, Gemini, kad tau nustatytų 5 minučių laikmatį, jisai kokias geras 5 sekundės galvoja, o čia tu vos pasakai pirmą žodelį ir jis iš karto tau padaro tavo komandą. Ir kadangi prakalbam apie speedometrą, jisai yra kaip tavo šuo draugas, kuris visada yra visko pasiruošęs. Nes per vidurį greičio visada rodo mygtuką ready. Ne mygtuką, ženkliuką ready. Nesvarbu, ką tu darysi, ar tu važiuoji, ar tu stovi, ar tu važiuoji atbuliniu, jis visada yra ready. Jis niekada neužgęsta, jis visada yra pasiruošęs būti tavo draugu ir su tavim, kad ir kur tu važiuosi.
Kitas dalykas, šitas Lexusas turi keletą vairavimo režimų. Tai yra Eco, Normal ir Sport. Ir kai tu pasirenki Eco režimą, tavo speedometras būna mėlynai apšviestas, nes tu esi ekologiškas. Jeigu pasirenki Normal režimą, tu vis dar esi ekologiškas. Viskas yra faina su tavim, tu važiuoji, tu realiai padarai, kad mūsų planeta veiktų. Bet vos tu pasuki į Sport režimą, speedometras žino, kad tu jau pasiruošęs rimtam trasos vairavimui, tai jisai visą speedometrą uždega raudona spalva ir vietoj tavo ekologiškumo, ekonomiškumo tachometro tau įjungia tavo apsukas, kad tu žinotum, kad tu trasui gali junginėti bėgį ant aukščiausio taško, kad pilną potencialą iš tos mašinos padaryti. Problema tame, kad tu negali niekaip čianai paprastai mechaniškai junginėti bėgį. Ir šitą mašiną turi 100 kW, tai traso jose nieks gyvenime nėra važiavęs. Bet tu turi tachometrą ir tu gali jaustis, kad tu vairuoji labai galingą performance automobiliuką. Poskur valytuvų rankinėlės yra labai standartinės Lexus rankinėlės, kurios yra žiauriai patogu liesti ir naudoti, bet mano didžiausias minusas, ko aš labai nesitikėjau iš tos mašinos, jisai neturi tos funkcijos, kur kai tu tiesiog palieti savo posūkių perjungimo rankinėlės, kad jinai sumilksėtų 3 kartus ir išsijungtų. Šitos funkcijos čia nėra. Tu turi nuspausti iki galo ir pats fiziškai atjungti, arba su pirštu įspaudęs laikyti tol, kol persirikiuoji. Bet kita vertus norėčiau duoti kreditą dėl to, kad standartinėse komplektacijose jau būdavo automatiniai langų valytuvai. Bet jeigu šnekam apie mano patį mėgstamiausią dalyką šitam salone, tai negali būti niekas kitas kaip kompiuterinė pelė. Valdyti kompiuterį. Taip, čia yra reali kompiuterio pelė, kuris skirta valdyti kompiuterį. It's so fucking cool. Ir kas svarbiausia, ją yra labai malonu liesti. Ta prasme, jinai grinai, aš pavyzdžiui, kai aš įsėdau, aš galvoju, kad čia visiškai nesąmonė. Bet kuo toliau aš ją naudojuosi, tuo man labiau prilimpa. Aš tiesiog jaučiuosi, gal nežinau, kaip gameris, runescape ir visokių lolų. Aš esu labai pripratęs prie pelės ir man tokia yra visiškai muscle memory ją naudotis. Ir ką šitą pelė reguliuoja, jinai iš esmės valdo tavo viršutinį kompiuterį, kuris atsidaro, kai tu užkuri mašiną. Ir tame ekraniuke nėra kažko nieko labai tokio ypatingo. Tu tenai gali matyti savo klimato kontrolę, gali ją nusistatyti per šitą pelę, gali matyti navigaciją, gali matyti, kas groja, kaip groja ir žinoma stebėti, ką veikia tavo hibridinė sistema šiuo metu. Žinoma, šito ekraniuko dizainas ir visas tas naudojimas, ta prasme, reikia tiesiog, kad tai yra sena mašina. Navigacijos tu nebepanaudosi niekur. Tos kuro sąnaudos, ką tau rodo elektra, tu dažniausiai irgi nežiūri, o klimato kontrolės tau tiesiog nereikia valdyti per ekraniuką, nes tu turi labai fainus mygtukus šiandien ant panelės. Tai iš esmės šitas ekraniukas šiuo metu, 2026 metais, yra kinda useless. Dėl to Hebra turi labai daug Androidų pasirinkimo, kai vietoj šitą ekraniuką įdeda Android Auto. Ir tada šita mašina tikrai tampa siaubingai moderni, nes tu per Android Auto gali įsijungti Waze, gali įsijungti Spotify, gali įsijungti YouTube, ką tik nori. Ir aš įsivaizduoju, kad čia yra viena iš geriausių modifikacijų, ką tu gali padaryti šitai mašinai. Dar vienas dalykas, kas man siaubingai patinka su šita pele, jinai turi aktyvų pasipriešinimą. Ir kaip tai veikia? Kai aš naudoju savo pelę, aš tiesiog ją sukioju ir jinai labai laisvai juda. Bet vos aš su pele užeinu ant tam tikros funkcijos, kurią galėčiau paspausti, šitas jutiklis jisai fiziškai pasunkėja. Vadinasi, teoriškai yra taip, kad aš galiu sėdėti mašiną, vairuoti mašiną, nežiūrėdamas į ekraniuką ir tik tai judinti šitą joysticką, pajausti, kada jisai užėjo fiziškai ant tam tikros ikonos, kurią aš noriu paspausti ir net nežiūrėdamas aš galiu ją paspausti su ranka. Čia yra žiauriai over-engineer dalykas, kažkas sėdėjo ir išmastė iki tokių detalių, tokį, atrodo, paprastą dalyką. Kitas man labai patinkantis dalykas už tą navigaciją, kad jisai turėdavo traffic info pasirinkimą. Kaip tai veikdavo? Lexusas tiesiogiai radio bangomis gaudavo tam tikrus signalus, kurie koduodavosi ir siųsdavosi į tavo navigaciją ir tu galėdavai gauti realią informaciją, kur yra kamštis. Aišku, nebūdavo taip tikslu kaip dabar Waze'as, nes ta informacija būdavo tau rodoma maždaug 5-10 minučių bėgyje, vadinasi vėluodavo. Bet šiaip pagalvojus, tai būdavo labai early sistema, kuri kažkada veikdavo. Dabar labai gaila neveikia, aš labai būčiau norėjęs ją tiesiog išbandyti. Ir kol esam prie šito ekraniuko, šitas ekraniukas dar turi labai smagią funkciją.
Čia yra keletą mygtukų, kuris iš kurių vienas sako tilt, o kitas open close. Open close paspaudus, ekraniukas nusileidžia į apačią. Vadinasi, jeigu jis tau trukdo, tu gali paspausti mygtuką ir jisai pats nuvažiuoja žemyn. Bet jeigu tau yra kažkodėl reikalingas ir tu važiuoji mieste ir saulė tokių specifinių spindulių šviečia taip, kad tu galbūt biški jo nematai, yra mygtukas tilt, kuris paspaudus tą ekraniuką vos pasuka į vieną kryptį. Paspaudus dar kartą, vos pasuka vėl. Ir vadinasi, tu galėt kokių 5 laipsnių kampą pareguliuoti, kad tau identiškai būtų ir galbūt nešviestų saulytę būtent tau važiuojant. Čia yra visiškai japoniškas toks požiūris į detalės, visokias tokias smulkmenas. Ir man šitas dalykas žiauriai patinka. Ir kas svarbiausia, visas šitas mygtukas užima nemažai vietos konsolį. Vadinasi, kad tu visada turėtum labai patogią vietą savo ekraniuką pasireguliuojant, važiuojant autostrada. Jo klimato kontrolė irgi negalėjo būti tiesiog paprasta. Jo, jinai atrodo labai paprastai, čia yra tiesiog vienas pilgas skydelis su tam tikromis funkcijomis. Bet jo temperatūros padidinimo mygtukas turi tokį mažą iškilimą, o temperatūros mažinimo mygtukas lygiai tokį patį įdubimą. Ir čia yra teorija tame, kad kai tu važiuoji, tu gali tiesiog pirštą pridėti ir pajausti, kurį tu mygtuką nuspausi. Ir tas yra labai spūdinga, ypač šiais laikais, kai visur dabar yra ekranai. Ir tu ne tik, kad nejauti, kur tavo ranka, tu net nejauti, ką tu spaudi, nes tu spaudi tą patį ekraną. Kadangi viršuje turime ekraniuką, kuris papildomai atlieka ir klimato kontrolės valdymo funkciją, lygiai taip pat tame ekraniuke turime ir audio kontrolės funkciją. Bet, kaip ir minėjau, jeigu mes nenorim naudoti ekraniuko, čia yra visa mūsų DJ-aus pulto sistema. Ir ką mes čia turime? Mes čia galime dėti diskus, nes žinoma, 2011 metais Lexusas vis dar tikėjo, kad gali diskai grįžti į rinką. Tuo metu dar biški grįžinėjo. Tada turim bėgių perjungimo svirtelę, EV mode ir žinoma parkingą. Ir EV mode yra toks mygtukas, kuris iš esmės priverčia tavo mašiną važiuoti hibridu. Ir tas yra labai faina, nes ypač jeigu tu išvažinai iš daugiabučio kiemo arba iš kokios vietos, kur tu žinai, kad tu turėsi lėtai važiuoti, tam, kad nebirbinti variklio, tu gali paspausti tą mygtuką, su juo išvažiuoti, kur tau reikia ant elektros iki pagrindinės gatvės ir tada tiesiog paspausti gazą ir mašina automatiškai jungia variklį ir važiuoja į priekį. Ir šita bėgių perjungimo rankinėlė yra lygiai tokia pat kaip Toyota Priuso. Bet, kadangi čia yra Lexus ir čia taigi viskas fancy, tai jie tiesiog viršutinę šitą dalį uždėjo chromu, nes chromas yra prabanga. Centrinės konsolės viduryje turim tokį labai patogų skrelį, kuriame galėtų būti centai arba įdėtas telefonas, kur man dabar skambina. Tai va, kur baigiau. Tai čia galima įdėti kapeikas arba įsidėti savo telefoną, kuris čia šiaip labai patogiai sėdi. Ir šalia šios telefono dėtuvės yra papildomas skyrelis, kuriame galima prijungti savo telefono kroviklį, yra USB auksas ir kitos jungtis. Bet įdomu tame, kad šitas atidarimas jis vis tiek yra su tokia spiruoklė, kad jį nuspaudus jisai atsidarytų labai švelniai. Vadinasi, iš pradžių jisai pasigazuoja ir tada prilėtėja. Įsigazuoja ir prilėtėja. Ta prasme, čia tu turi pamastyti apie toks dalykus. O daugiau šiame salone vietos yra tik tai prie cup holderių, kurie yra pakankamai dideli ir gali tikrai talpinti Circle K arba Vedas tuos XL-inius jau tokius kavos puodelius ir žinoma porankius susidėti savo daiktams. Šiaip apžvelgus visą saloną, tikrai čia jaučiasi kokybė. Tarasme, bet ką paspaudinėjus, nesijaučia jokių tokių garsų. Viskas jaučiasi, kad surinkta labai rimtai. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad būtent šitas Lexusas turi 300 000 ridos. Tai jis tikrai yra pravažiavęs nemažai, bet sėdint šitam salone, aš tikrai nesijaučiu, kad jis yra tiek daug pramynęs. Ir kalbant apie kokybę, senuose Lexuose būdavo visos panelės dengtos tokia oda, kad viskas būtų minkšta ir nieks neskambėtų. Šitame Lexusa oda yra dengta tik tai šitas spidometro visas gaubtas, tokia malonė oda, ir šitos vietos, kur tu prilieti kartai su koja. Daugiau viskas. Tai man čia biški liūdna, nes tikrai galėjo tą odą įdėti dar kažkur čia primontuoti čia kažkur, bet čia visur yra jau kietas plastikas. Ne visur kietas, apačioje kietas, viduje minkštas plastikas. Bet, tai vis tiek yra plastikas. Bet kita vertus, durų šitie apmušalai yra labai malonus liesti, nes čia yra alkantara, o šitos vietos, kur tu pasidedi savo ranką, irgi yra oda. Gaila, kad aš esu pakankamai aukštas ir man tiesiog nėra patogu čia laikyti savo rankos, bet šiek tiek mažesni žmogeliukai negu aš gali sėdėti ir mėgautis toje vietoje komfortu. Ir grįžtant prie pavarų perjungimo svirtelės, jinai turi akivaizdu R, N, D ir B
funkcijas. Bet jeigu aš mašiną užkuriu ir jinai yra ant parko, B funkcijos aš nematau. B funkcija atsiranda tik tada, kai aš mašiną įmetu į drive'ą. Ir ką daro būtent ta B funkcija? Tai B reiškia brake, stabdis. Ir jinai yra iš esmės tai, kad kai tu atleidi gazą, tavo stabdymo ta regeneracija, jinai būna labai padidėjusi. Vadinasi, jeigu tu, tarkim, važiuoji nuokalne tam, kad tau nelaikyti stabdžių, tu įjungi šitą B režimą ir tu tada stabdaisi nuo hibridinės sistemos, ko pasekoje krauni savo bateriją. Gale man, saugusiam vyrui, kurio ūgis yra 1,86 m, yra labai nefaina sėdėti. Aš sėdynę susireguliavęs esu pagal save ir man čia patinka sėdėti pakankamai arčiau vairo, negu sėdi, tarkim, netgi žemesni vyrai už mane. Aš nemėgstu tiesiog gulėti prie vairo. Man patinka sėdėti prie vairo. Ir čianais aš nesijaučiu gerai. Mano kojos remiasi, galva aš turiu pakankamai daug vietos, bet šitos sėdynės jos yra pakankamai stačios, jos nėra atlenktos tiek, kiek aš norėčiau, ko pasekoje man yra nepatogu nugarai, man yra nepatogu kojom ir aš tikrai nenorėčiau važiuoti į road tripą su Hebra ir sėdėti iš tos mašinos gale. Kita vertus, kas irgi nepadeda man norėti būti iš tos mašinos gale, čia nieko nėra. Čia net nėra ventiliacijos grotelių kondiškai, čia nėra pakrovimo lizdo savo telefonui. Čia yra labai paprastas hatchbackinis galas, kuris iš esmės yra skirtas vežioti vaikus arba savo šmutkės. Ir tas labai jaučiasi ties tuo, nes tarkim priekinės durelės, jos užsidaro labai standžiai, būna toks duslus. Galinės durelės, jos biški leviau užsidaro. Ir dar papildomas dalykas, aš ją esu atidaręs, kad jinai laikytųsi atdaryta, bet ne vieną kartą šitą filmavimo metu tiesiog nuo labai paprasto vėjo jinai tiesiog užsidaro. Kas parodo, kad būtent į galą Lexusas nežėjo taip smarkiai, kaip žėjo į priekį. Šio Lexuso bagažinė yra visiškai standartinė mažo hatchbacko bagažinė. Jin tikrai nėra didelė, bet jinai turi nemažai skyrelio apačioje, šonuose ir papildomai galima nusirengti galinės sėdynės, jeigu norim vežti kažkokį didesnių gabaritų daiktą. Didesnių gabaritų daiktą. Kaip mato, telpu ir aš, ir mano filmavimo įranga. Negaliu sakyti šiaip telpu, nes patai tai išlindė buvo, bet, nieks nemegos šiaip šitam mažam hatchbacke, tai... Ir jeigu norit mėgoti, tai nemėgokit, nes tikrai nepatogu bus. Man labai keistas dalykas yra su šita užuolaidėlė, kuri yra skirta uždengti savo daiktus. Jinai neturi jokios rankenėlės. Tai vadinasi, tu turi paimti iš jos pačios. Kas yra labai keista, nes atrodo, absoliučiai visi hatchbackai ir visi universalai, kurie ją pasiūlo, turi bent jau rankenėlę arba kažkokią iškirpimą, kur galiu iškirsti pirštus. O čia tai nėra nieko. Nu ką, riedam su šituo sportiniu miesto hibridu ir aš labai tikiuosi, kad mano kamera nenukris, nes jeigu nukris, bus gan auč. Tai va, kaip matot, dabar kelias yra toks prastokas, labai daug duobių. Ir atsimenat, kai sakiau, kad šitas Lexuso pirmas blynas buvo geras su keliomis išimtimis. Tai viena iš tų kelių išimčių buvo tai, kad jo pakaba buvo labai per kieta. Ir žmonės skundėsi, kad važiuojant tiesiog paprastu neligumu, nesijaučia to Lexuso savybių, kurios yra tokios, kad tu skrieji, kad tu lyg per debesėlį važiuoji ir ten tiesiog tuk ir viskas. O čia labai grubiai tas jaučiasi. Ir aš tą pastebėjau pats testuodama šitą Lexusą, kad kai tu važiuoji per tokią gatvę, kuri, nėra gera, bet ir nėra labai bloga, tu žiauriai jauti visus neligumus. Ir ne tik, kad tu jauti per kėbulą, jie taip, nedaužo, bet čia yra normalu pasirodo. Bet nuo 2014 metų facelifto modeliuose jie šitą pakeitė ir jie iš esmės pakeitė šiek tiek kaip spiruoklės buvo gaminamos, vadinasi padarė šiek tiek storesnės tam, kad jos labiau sugertų visą kelio neligumą, pakeitė tam tikrus važiuoklės komponentus ir iš esmės sutvarkė šitą dalyką, kad Lexus važiuotų žymiai maloniau. Tai jeigu, tarkim, renkiesi tarp tokio modelio ir Toyota Auris, tai Toyota Auris arba tas pats Priusas, jie važiuos visada žymiai minkščiau. Pirmas dalykas, ką aš jaučiu su juo važiuojant, kad tai yra žiauriai maloni patirtis. Ta prasme, jisai siaubingai švelniai važiuoja ir tu realiai,
aš neatkreipiau dėmesio nei karto, kad įsijungtų variklis. Jisai taip švelniai įsijungia, kad tu net nepagalvotum, kad jisai actually veikia. Žinoma, kai jį užkuri ryte šalta, tada tu jauti tą variklio tokią vibraciją, tas biški purtosi. Bet kai jisai jau pašyla, prasidirba tepalas, tada jau labai švelniai dirba. Ir va, geras pavyzdys, yra dabar ekraniukas ir man šiek tiek šviečia saulytė jį. Bet viskas gerai, Lexusas apie tai pagalvoja ir aš galiu nuspausti tilt mygtuką ir jį pasukti tokiu kampu, kad man nešviesta į saulę ir aš matyčiau viską, kas yra jame nurodyta. Čia ta prasme yra visiškas absurdas, bet man čia yra mieliausias dalykas ever. Nežinau, man labai patinka. Tai va, galim įsijungti dabar iš esmės Infotel ir Fuel Consumption. Ir va, čia mes iš esmės turime ekraniuką, kurie mato viską, ką veikia mūsų hybridas. Ar aš važiuoju ant baterijos, ar baterija suka mašiną, ar aš ją kraunu, ar nekraunu ir visus kitus dalykus. Ko man dar šitam Lexuse labai trūksta, tai yra paprasčiausio generacijos reguliavimo. Su juo yra labai lengva riedėti, bet man biški trūksta. Aš norėčiau to one pedal driving, vieno pedalo vairavimo. Elektromobiliai, tarkim, tą turi, kad kai tu atleidi gazą, jie iš karto generuoja energiją, ko pasekoje stabdo mašiną. Ir realiai tau stabdžio, labai retai tai reikia. Iš esmės tiesiog laikyti mašiną arba sustabdyti kritinėse stacijose. Bet šiaip, tu stabdį naudoji labai nedaug. Tai šitame modelyje man irgi to labai trūksta, bet aš išsiaiškinau vieną dalyką, kad jeigu aš važiuoju ant drive'o, kaip ir dabar, jisai rieda labai smarkiai ir labai daug. Bet jeigu aš važinėju ant B, kurį dabar ir įjungsiu, atleidus gazą būna pakankamai stipriai regeneracija, kad kai aš jį testavau ir važiavau į šitą mūsų filmavimo vietą, aš pastebėjau, kad aš nuspaudžiau stabdį gal kokius tik 3 kartus, nors važiavau per visą miestą. Tai tas yra blemba įspūdinga ir tikrai žymiai maloniau dabar važiuoti man yra su juo. Va, dabar atleidau gazą ir jisai iš karto stabdosi, nes šiandien yra traukinuko bėgiai, tai va, dabar galim duoti gaziuką ir įsigazuoti. Kalbant apie gaziuką ir įsigazavimą, jisai nei per niekur nėra greitas. Ta prasme, jisai iš vietos, jeigu tau reikia kažkur išlysti, jis gali šauti tikrai neblogai. Bet jeigu tu nori, važiuoji 90 kelyje ir nori kažką apsilenkti, tau reikės nuspausti visą gazą iki galo ir tikrai ieškoti tokios akimirkos, kad atkarpa būtų tikrai didelė, nes jisai nėra greitas. Žinoma, nuspaudas gazą, tas variklis rėkia, klykia, bet jis negeneruoja tiek daug energijos. Tikrai čia nėra greita mašina, ypač apsilenkimui užmiestyje. Gerai, pažiūrim kuro sąnaudas. Aš dabar jas nuresetinu, average yra 0 ir mes prasivažiuosim, pažiūrėsim, kiek kuro jisai valgo čia ir dabar. Tai dabar yra pakankamai karšta diena, aš esu įsijungęs kondicionierių, 20 laipsnių, važiuoju taip, kaip važiuočiau visada. Žinoma, man padeda, kad miške važiuoti tai, kad yra po kairę ekraniukas ir yra tas Eco baras. Ir kaip veikia šitas hibridų įsijungimas. Tai jeigu aš nuspaudžiu gazą tiek, kad Eco pasiekia pusę arba daugiau, man automatiškai įsijungia variklis. Tai jeigu tai yra pakankamai tuščia gatvė, nėra mašinų, aš galiu nuspausti pedalą tiek, kad ta rodiklytė nepasiektų vidurinio Eco ir aš tada važiuoju tik ant baterijos. Ir tada, kai biškį nuspausiu gazą, tada jau įsijungs variklis. Dabar, kadangi čia yra pakankamai busy gatvė, aš jau turiu spausti gazą. Bet jisai iš vietos vis tiek pajuda pilnai su baterija hibrido, o jau gazuojasi su varikliu. Kas kinda yra smagu, nes pats išvažiavimas iš nulinio taško į priekį ir yra tas, kuris vartoja daugiausia kuro. Tai iš esmės visą tą daugiausia kuro, tą momentą paima baterija, kas yra visada fuel efficient. Dabar mūsų average labai smarkiai mažėja, ką tik buvo 12, dabar 9. O šitas kompiuteriukas rodo mano esamą kuro consumption, kuro vartojimą ir dabar rodo 4,2. Kai aš važiuoju ant Eco vidurinės. By the way, aš važiuoju ant normal režimo, ne Eco, o tiesiog paprasto režimo. Ir įdomu tai, kad šitie režimai Eco, normal ir sport, kuo jie skiriasi? Iš esmės, kai Eco režimą tu įsijungi, pedalo atsakas į tavo paspaudimą tampa labai flegmatiškas. Vadinasi, įsivaizduokit, jeigu aš normal režimu nuspaudžiu, tarkim, 50% pedalo ir gaunu tam tikrą įsigreitėjimą, tai ant Eco režimo aš nuspaudęs 50% pedalo gaučiau žymiai mažesnį pasigreitėjimą. Vadinasi, aš turiu
Toj čia išlenda mašina. Vadinasi, aš turiu spausti žymiai daugiau pedalą. Bet čia logika yra tokia, kad jeigu tu esi vadinamasis sunkia kojis, kuris labai visada daug spaudžia gazą, tai eko režimas tau padeda šiek tiek tavo tą sunkią koją atlaisvinti ir mašina nesigazuos taip smarkiai, kaip gazuotųsi, tarkime, normal režimą. Sport režimas padaro iš esmės viską atvirkščiai. Gazas tampa jautresnis ir tam tikruose šaltiniuose Lexusas teigia, kad vairas jisai pasunkėja ant maždaug 10%. Bet kiek aš su šitą mašiną testavau visais režimais ir važinėjau, tai aš niekur nejaučiau, kad tas vairas actually pasunkėtų. Nežinau, gal placebas, gal jis pasunkėja, tiesiog aš labai stiprus. Aš nežinau, bet aš to tiesiog nepajaučiau. Tava galim grįžti į drive'ą iš B, kad daug redėtume. Šiaip važiuojant su šitą mašiną, labai jaučiasi jos tas aštrumas. Vadinasi, tu vos pasukęs vairą, jau jauti, kaip mašina krypsta į tą pusę. Ir tas duoda tokį labai patikimumo jausmą, kad tu žinai, ką mašina darys ir tu pilnai ją valdai. Tai va čia yra vienas iš tų dalykų, ką Lexusui tikrai pavyko padaryti. Jinai nesivairuoja kaip fotelis ant ratų. Jinai vairuojasi kaip realiai toks hot hatchback, tas greitas hatchbackas. Problema, kad jis nėra greitas hatchbackas, bet jisai jaučiasi kaip greitas hatchbackas ir tikrai yra žymiai maloniau vairuoti, negu tarkim tą mano patį Lexus GS 300. Ir kalbant apie mano Lexus GS 300, aš su šitą mašiną važiavau ir autostradoje, ir 90 kelyje, ir aš labai nustebau, kokia gera yra garso izoliacija. Aš biškį apšalęs buvau. Jo, mano GS-as, jisai yra 98 metų, jisai yra pakankamai senas, bet jisai yra, premium klasės, verslo segmentas, ten jau turėjo būti beveik geriausia, ką tuo metu Lexus galėjo duoti. Šitas mažas, pigus Lexuso standartais hatchbackiukas, jisai tikrai geresnę garso izoliaciją turi. 100%. Ir aš labai jam to pavydžiu. Žinoma, einant amžiams gumos kietėja ir gal to izoliacija nebebus tokia gera, bet šiuo metu su juo yra labai smagu važiuoti. Nes tu gali drąsiai šnekučiuoti su gale esančiai žmonėm, aišku, jie telpa, tenai sėdėti dažniausiai vaikais. Ir tu visą tą gali daryti važiuodamas autostradai, kas yra labai fan. Tai va, dabar mūsų vidurkis yra 5,4, tai iš esmės Lexusas sako, kad jo vidurkis tiek trasoje, tiek mieste turėtų būti 4 litrai. Šito Lexuso savininkas man minėjo, kad jam mieste gaunasi tarp 6 ir 7 litrų, o užmiestyje gaunasi 4-5 litrai. Aišku, čia gali būti tas, kad galbūt nėra to tokio įgūdžio vairuoti hibridą, nes tu turi daug riedėti, tu turi išnaudoti visas to hibrido duodamas naudas. Gali būti, bet šiuo metu skaičiai yra tokie. Blemba, jisai labai mielai gazuojasi. Ta prasme, toks yra švelni kreivė. Ir aš matau, kodėl dabar visi žmonės, kurie nori tokių premium luxury mašinų, kurios tiesiog glaidintų važiuodamas, kodėl jie nori būtent hibridų. Nes tikrai yra labai švelnu ir malonu su jais važiuoti. Aišku, tai nėra įdomu ar kažkaip exciting, ar kažkaip labai įtraukiančiai, bet jeigu tu tiesiog nori labai patogiai važinėti, tai čia yra labai geras pasirinkimas. Ir kol aš čia kalbėjau, mes pravažiavom porą kartų pro šulinukus, ir aš net jaučiu ant savęs ir turbūt net per kamerą labai jausis, nes jinai yra primontuota prie stiklo, kaip tik suvibra visas kėbulas. Tai va čia yra irgi ta problema, apie kurią minėjau prieš tai. Apie kurią kalbėjau prieš tai, neminėjau prieš tai, Jėzų Kristų. Kadangi užsiminiau apie kelio vibracijos, tai aš net matau pagal savo kamerą, ant kiek jinai nusivažiavo ir nesimato daugiau mano galvos viršaus. Tiesiog dėl vibracijos jinai nebegali išsilaikyti ir jinai tiesiog nulinko žemyn. Tai aš manau, čia geriausiai parodo, kad jisai tikrai nėra minkštas. Pasižiūrėjau savo kraniuką, man viskas aišku. Blemba, jisai man trukdo, būtų gerai jį užsidaryti. Labai gerai, kad Lexus apie tai pagalvoja ir yra šitas mygtukas. Kas man dar šitoje mašinoje nelabai patinka, tai visa šita panelė yra labai aukštai, o jos stogas ir pati mašina yra tokia pakankamai žemai. Ir kas gaunasi, kai aš vairuoju, va šita vieta tarp ekraniuko ir veidrodėlio, čia yra labai mažas tarpas, per kurį aš matau. Ir aš jau susidūriau ne vieną kartą situaciją, kur aš turiu tai biškį pasilenkioti su galva, kad pamatyčiau, kas tenai darosi. Bet žinoma, Lexusas turėjo šitą padaryti tam, kad įdėtų šitą gražią visą priekinę
priešakinę panelę. Ir norėčiau dar kartą pakartoti, koks yra fainas vairas. Nu, ta prasme, žiauriai malonu yra ant jo laikyti rankas ir jį sukioti. Ta prasme, labai maloni oda. Sėdynės labai fainai tave apkabina, bet ilgose kelionėse, aš kalbu apie 2 valandas, kai tu važiuoji, blemba nugarytę skauda. Aš su juo važiavau į Telšius. Blemba nugarytę skaudėjo. Nu, ta prasme, aš tą sėdynę ir taip reguliavau. Ir man vis tiek skaudėjo nugarą. Tai va, tarkim, lyginant su mano G, su Lexusu, tenai nėra man buvę taip, kad aš išlipu iš ilgos kelionės ir man kažką skauda. Tai pliusas, kad šita sėdynė tikrai tave pritraukia ir tu jautiesi labai sportiškas. Minusas, kad ilgomis kelionėmis jinai nėra tokia patogi, kaip galėtų būti. Jo ant posūkių jis yra labai fainas. Ta prasme, tikrai tu gali važiuodamas apsigauti, kad tai yra galingesnė mašina, negu iš tikrųjų yra. Bet kas yra gerai, jeigu tu gali važinėti smagiai ir tau labai patinka ir tau yra fun jį patampyti per posūkius ir tu tuo metu turi labai ekonomišką hibridą, o kodėl ne? Kodėl ne? Jeigu žmogui tai reikia to tokio sportiško jausmo ir važiavimo savybių, nu tai kodėl ne? Nu va, dabar išvažiuosim į 90 km/h kelią, kuriame galėsime numinti Tapkiorą ir pažiūrėti, kaip jisai gazuojasi. Aš esu ant normal režimo, mašina ready kaip visada ir nuspaudžiu pilnai tapkę. Variklis klykia, rėkia, power 100%, 90, 100. Užtenka, tikrai užtenka. Problema yra tame, jeigu aš dabar nuo 100 norėčiau sigazuoti 120, tarkim, lenkdamas, tai aš va dabar nuspaudžiu pilnai gazą dabar. Ir jisai labai sunkiai gazuojasi, bet gazuojasi. Tai iš esmės miestui užtenka tikrai 100%. Tikrai 100%. Ir šita mašina yra orientuota tiem, kurie važinėja mieste, kurie važinėja per kamščius, kurie važinėja kažkur į užmiestį dideliais atstumais. Tiem žmonėms šita mašina bus tiesiog idealus pasirinkimas. Kamba labai man patinka važinėti ant būtent ne drive o brake režimo, nes realiai aš stabdau tiesiog pačiam gale. Daugiau jisai pats stabdosi. Ir aš net matau, ant kiek jisai smarkiai krauna bateriją, kas yra labai ekonomiška. Ir šitoje vietoje labai jaučiasi jo garso izoliacijos gerumas, nes šitame kelyje aš labiau girdžiu padangas negu vėją, kur dažniausiai tu didelėme greityje girdi vėją, o ne padangas. Tai tas labai daug ką pasako apie šitą Lexusą. Nu va, pravažiavom 90 km/h ruože ir kuro sąnaudos padidėjo iki 5,1, nors mieste buvo jos mažesnės, man atrodo, jeigu neklystu, 4 su kažkiek buvo. Tai šitas hibridas yra ekonomiškas tiek, kiek tu sugebi išnaudoti savo hibridą. Nes jeigu tu važinėjai, tarkim, tik tai autostradose, tai hibridinė sistema tenai duoda praktiškai 0 įtakos, kad jinai iš vis yra. Nes tenai pilnai dirba tik tai variklis. O jeigu, koks gražus akordas, O jeigu tu važiuoji mieste ir ta hibridinė sistema pastoviai veikia, tau padeda padėti iš vietos, tau padeda važiuoti tam tikrus atstumus, tarkim, jeigu yra didelis kamštis, tu visą kamštį gali išvažiuoti tik tai iš baterijos. Tai būtent tokių scenarijų ir pasijaučia, kada hibridas tikrai atiduoda visą savo duoklę į tavo piniginę, tau sutaupydamas kurą. Tai apibendrinus mano šitą važiavimo patirtį, tikrai yra smagu su juo važiuoti, jis tikrai įtraukia tave, kai tu važiuoji, bet jeigu tu nori labai minkšto važiavimo, dėja šitas būtent pirmos generacijos, negaliu sakyti generacijos, pre-facelift versijos Lexusas to pasiūlyti negali. Bet jeigu tas nėra problema, jis važiuoja tikrai idealiai. Tarsi labai malonu, smooth ir komfortiškas su juo yra važiuoti. Dažniausios problemos šitoj mašinui yra realiai 2. Pirmoji, tai kad užsikiša EGR sistema ir išsiurbimo kolektorius. Šitas variklis, jisai pastoviai užgęsta, užsikuria, ko pasekoje šitom sistemom yra labai lengva užsikišti suodžiais. 2014 metų modeliai, kurie jau yra faceliftai, šitą problemą kinda išsisprendė, bet šitie pirmieji nuo 2011 iki 2014-2013 metų labai kenčia nuo šitos problemos. Ir antra dažniausia problema yra ta, kad po 150 arba 200 tūkstančių kilometrų labai dažnai sufeilina variklio tarpinę. Ir tam yra labai lengvas paaiškinimas. Kadangi šio variklio antifreezer vis aušinama suka elektrinė vandens pompa, kai jinai sugenda,
tu nežinai apie tai, nes mašina, jinai neturi jokio indikatoriaus, kuris parodytų, kokia yra variklio temperatūra. Nes jeigu tas siurblys sugestų ir tau mašina iš karto rodytų, kad kažkas negerai, būtų viskas ok, bet dėja mašina nerodo. Tai kas nutinka, tau parodo jau tada, kai jau varikliui yra šakės. Tai ką daro žmonės? Žmonės labai dažnai stato tokius kompiuteriukus, kurie iš esmės prisijungia prie tavo BD jungties ir rodo, kokia yra tiesioginė variklio temperatūra. O mano rekomendacija būtų tiesiog pagal gamintojo nurodyto laikotarpį keisti tą vandens pompą tam, kad šitų problemų nebūtų. O šitų mašinų savininkai labai vertina tokius 3 dalykus. Tai pats pirmas, kad jeigu tavo EGR sistema yra sutvarkyta ir jinai yra prižiūrima, šitos mašinos, ypač varikliai ir greičių dėžės, iš esmės hibridinė sistema, jinai yra atrodo visam gyvenimui. Nes įsivaizduokit šitoje hibridinėje sistemoje, kuri iš esmės varo tavo ratus, iš esmės greičio dėžė, joje nėra jokių fizinių guolių, kažkokių diržų, mechanizmų, nes ten viskas yra tiesiog labai paprasta, su minimaliais komponentais sukurta sistema. Ir jinai yra siaubingai patikima. Ta prasme, yra tokių Lexusų, kurie pravažiavę virš 1 milijono kilometrų, netgi mylių, man atrodo, kas būtų 1,6 milijono kilometrų, ir jie vis dar yra su originaliais varikliais ir originaliomis hibridinės baterijomis ir visą tą greičių dėžę. Tai parodo, ant kiek šitos mašinos yra patikimos. Aš buvau radęs tokią statistiką, kad pats Lexusas, jų servisas, kurie tvarko iš esmės Toyotas ir Lexusas, teigia, kad dėl hibridinių sistemų problemų pas juos per mėnesį būna iki 1 mašinos. Ir tenai dar buvo pastaba, kad ta viena mašina dažniausiai būna dėl to, nes tai būna arba po avarijos tam tikras įvykis, kai yra prastai sutvarkytas, arba kitas reikalas, kuris susijęs su kažkokiu incidentu prieš tai buvusiu. Bet taip, kad tiesiog sugestų, yra labai reti atvejai. Antras dalykas, ką šitų Lexuso savininkai labai vertina, tai yra salono kokybė. Kaip rodžiau prieš tai, jisai labai gerai išsilaikęs, jis yra labai kokybiškas, labai tvirtai surinktas ir nežinau, kiek metų reikės šitai mašinai, kol tas salonas pradės tiesiog eiti šaibom. Turbūt reikės kokių 30 metų, kad actually tas pasijaustų. Ir paskutinis dalykas yra tas, kad netgi po 300-500 tūkstančių kilometrų kuro sąnaudos vis tiek išlieka mažos. Ir šitos 3 dalykus savininkai labai vertina. Tai netgi po 15 metų šita mašina netrodo sena. Jos dizainas atrodo atsparus laikui, o važiuoti su ja yra vienas malonumas. Aišku, visiems žinomas faktas, kad šitos mašinos nėra greitos. Čia nėra savaitgalio automobilis ir nesvarbu, kad jisai turi sport režimą. Jis nėra skirtas lakstyti labai smagiai Vilniuje penktadienį vakare tarp visų antrų golfų su liveriais. Linkėjimai hebrai. Lexus CT200H yra skirtas tiems, kurie nori premium kokybės, stilingo dizaino, bet važiuoti su mažu ir labai ekonomiško miesto hibridu. Todėl parašykite komentaruose, ką pirktumėt, ar Toyota Auris, kuris būtų pigesnis, bet neturėtų visokių luxury dalykų salone, ar tokį Lexusą. O dabar, kaip visada, palieku jūs šmaikštuku ir iki kitų kartų. Ate. So I'm sitting outside with the girls. And Harriet hits me with, Mum, where do rocks come from? Mine. Fucked if I know. The ground? Oh. That's a dad question. Don't ask me. I'm just a girl. Wow. Whoa. So I'm sitting outside with the girls. And Harriet hits me with, Mum, where do rocks come from? Mine. Fucked if I know. The ground? Oh. That's a dad question. Don't ask me. I'm just a girl. Wow. Whoa.